Laputės. Pažiūrėkime, kokių patarimų tau duos kortos. Patarimai. Kokie patarimai tau dabar yra svarbus? Ką tau reikia išgirsti, ane? Jau nieko nenoriu girdėti. Jau nieko nenoriu girdėti, jau viską prisigirdėjau. Taip. Kaip ir galbūt tau ir nereikia patarimų, pas tave tikrai viskas. Taip, kol kas tikrai yra viskas labai gerai klostosi. Ir vis tik, kam reikia patarimų? Kažkam reikia patarimų. Taip, kad ir viskas būtų gerai, tai būtų labai gerai, ne? Bet pas kažką iš tikrųjų kažkokie bus svarbus pokyčiai. Šitie pokyčiai gali būti susiję daugiau greičiausiai su finansais, ne, su kažkokiais tai pasiūlymais arba su mokslais. Pavyzdžiui, kažkas norės ne dirbti, o mokytis, ne? Kažkas privalės nedirbti, o mokytis ir tai turės padaryti labai greitai. Kažkam kaip tik reikės pagilinti žinias, ne? Galbūt keičiate profesiją ar dar kažką ir reikės kažko mokytis. Lygiai taip pat kažkas norės atsidaryti savo kažkokią tai įmonę ir priiminės žmonės, ne? Ir ieškos savo tinkamų kandidatų, tinkamų į tą ar kitą postą, ne? Kažkas tokį jau laiptelį savo pakels, ne? Dabar patiem, ne? Kažkas, tarkim, norės, kažkas ieškos klientų, ne? Ir perės į kažkokį tai kitokį lygį. Tai kaip tik būtų patarimas neužsisėdėti, neužsibalansuoti, ne? Neužsiliuliuoti kažkur tai ten, o vystytis toliau. Ir puiku, jeigu esate pasiekę didelių kažkokių tai aukštumų, ne, kaip čia mums rodo, kad viską turite, visko užtenka, bet neatsisakyti dar kažko papildomą, reiškia naujų minčių, kažkokių įdėti, kažkokių daugiau reklamos, daugiau, kad pritraukti kažkokius klientus, kam aktualu, ne, kažką naujoviškai, pateikti naujoviškai, kad būtų susidomėjimas. Tvarkoj, kitiem, koks būtų dar patarimas? Taip. Dabar patarimas. Dabar patarimas bus lygiai taip pat tiek vyram, tiek moteriam, ne? Kaip tik laukiama sprendimo, labai daug yra galvojama apie kažką, laukiame sprendimo, reiškia, galbūt moteris lauks iš vyriškos pusės sprendimo, lygiai taip pat galbūt vyriškis apie kažką labai galvoja ir galvoja, kaip teisingai tai padaryti, kaip teisingai tai atlikti, kaip, ne? Todėl, kad yra didelės kliūtis, vėl kažkas galvos tiesiai apie šeimą, apie sukurtuvės, įkurtuvės, apie kažkokį tai tokį šiltą, malonų, galbūt gyvenimo pokytis yra, pavyzdžiui, susivažiuoti su kažkuo, jau gyventi norisi kartu, ne? Kad būtų šilta, jauku ir gera, ne? Ir yra kažkokios tai kliūtis, neįmanoma, ne? Kažkaip tai susitvarkyti. Bet kažkokią tą naujovę norisi įtraukti į savo gyvenimą. Galbūt yra kaip tik naujas pomėgis kažkoks, kaip aistra, kažkoks tai pomėgis ir norisi jį pradėti, pavyzdžiui, ne? Ir taip gali būti kažkam. Ir apie tą pomėgį yra labai daug galvojama, svarstoma, kaip, kur, kas, prie ko, kodėl. Tvarkoj, taigi, kažkodėl tai daugiau nusivylimų bus, galbūt tai bus ne pirmą kartą, ne, ir galbūt ne visada sekėsi jį
kažkaip realizuoti, ane? Bet tas pomėgis yra labai mylimas. Ir jeigu jį, pavyzdžiui, atnaujinti, tai mums rodo saulutė, kaip ir viskas turėtų būti gerai. Kam aktualu kažką atnaujinti. Galbūt kažkas nori atnaujinti santykius, ne? Mums sako, kad santykiuose bus daug aistros, tai praeityje galbūt buvo kažkokie tai nusivylimai, o kurgi be jų, kaip kitaip tu mokinsies, ne? Bet meilė yra, kam aktualu santykiuose, šiluma irgi yra ir turėtų būti viskas gerai. Kam aktualu, ar susitaikysit, pavyzdžiui, ne? Tai rodo, kad taip. Kam aktualu, pavyzdžiui, kaip darbo perspektyva, ar grįžti, ar negrįžti į, tarkim, buvusią darbovietę, ne? Tai irgi kaip ir perspektyva yra. Bet vis tiek reikia įvertinti blaiviai, įvertinti, koks yra mokumas įmonės, ne? Ar gerai moka, ar nelabai, ar tinka, ar netinka, galbūt kelionė per ilga, ne ten iki darbo privažiuoti. Ta prasme, nebūtinai reikia klausyti, pasakė kortos, taip, jau viskas lėkiam darom, bet vis tiek reikia dar blaiviai įvertinti kažkokias tai žemiškus dalykus, ne? Tvarkoj. Kam dar reikia kokio patarimo? Taip, kortos tiesiog fantastiškos, nes čia kažkam patarimo nereikia, kažkam reikia tiesiog akcentuoti, kad, reiškia, esat dabar labai stiprus, galbūt praėjot kažkokį tai jau sunkmetį ir sustiprėjot, ne? Jaučiatės labai gerai, sveikata gera ir viskas kaip ir gerai. Kaip tik vėl mes apie darbus arba apie santykius, kad būsite save užkėlę aukščiau, taip, negu jūsų, tarkim, galbūt jau būsit priklausomai kurioje vietoje jūs esate, ne? Nes pagal šitą kortą, tai jūs turėtų būti šitas žmogus, ne? Pavyzdžiui, jūs priimat dirbti, kad jums dirbtų, ne? Jūs su kitais kalbėsitės aukščiau negu esat jūsų, galbūt tai yra jūsų draugas, draugai, o galbūt tai jau jūsų, kurie jums dirba žmonės, ne? Tai nes dauguma kalbės apie pinigus, apie naujas galimybės, apie kažkas kalbėsis apie šeimą, tarp kitko. Kažkas kalbėsis apie šeimą, kažkam, bet vis tiek akcentas yra ant to, kad finansai. Ne, finansai, kažkoks tai finansinis planas, finansinė galimybė bus sėkminga. Galbūt pasirašysit kažkokią tai naują sutartį, ne, ir visos sąlygos jums palankios. Tai yra sėkmė, tai yra, ir čia ir lygiai tokia pati sėkmė. Finansiniam plane kol kas yra viskas gerai. Patarimas yra, šventės reikia švęsti. Taip? Taigi, jeigu gausite kažkokią tai pelną, kažkokią tai įdomų pasiūlymą, nes čia kaip ir sėkmė sėkmėje, ne? Jums reikia tiesiog būti dėkingiam. Štai taip pat. Būti dėkingiam, nebūti labai pasipūtusiem ir egoistiškiem. Būtų labai faina, kad būtų lygis su lygiu, gražiai, tvarkingai ir dėkingai būti. Taip, daugiau neturiu ką pridurti, nes šita istorija yra labai gera. Čia nieko blogo nematau, apart to, kad reikia būti dėkingiam. Na kągi, sėkmės jums!